Viską papasakok, kaip gyveni. Gyvenu gerai. Oi, užtas gyvena gerai. Oi, bet turi va. Kaip Lioka pasakytų, desperado. Va, taip ir gyvenam. Čia yra 11 dienų uždarbis. Matas gaut jisai už nuopelnus šitą kastilių. Jisai turi netgi lemputę šviesoforų. Jis nėra šiaip paprastas. Reikia lemputę, gera lemputė. Ir dar Matas labai mėgsta naudoti jį, va taip, va. Dar Matas tai jo labai mėgsta tai va laviruoti, va viską pastumti, va. O. Patria. Kartais, kai Fuksas mėga jį, pabado Fuksą kartais. Va, aš viskas gerai, bet vieną Matas tai užsikrausto, tai. Ir aš šiandien išvažiuoju, tai baigėsi. Plotai tūsai ir vakarėliai, ir Moretos, ir Modestos, ir Linutės, ir Sandrutės. Ir Justės, kuri ketinasi mane nudėt. Va. Aš taip palinkėsiu Matui būti tvirtam, gerų atostogų, neprarast humoro jausmo ir laikytis šiame nuostabiame puikiame gyvenime. Mua. O ką pats ketini veikti savo ryte? Ką pats ketinu? Jo. Pats ketinu. Namie pasėdžiu, siūlo dar švogerį už 3 štukės. Darbą Utenoje, bet tai tos 3 štukės, matai, darbas darbų nelygus dar, matai. Šiaip grįšiu dar į Kauną, spalio, dar į Baraką bandysiu krausti, šitą galbūt, bet jau tenka aukštą, tikrai jau nesikraustysiu. Ne, tai tu žiūrėk, taigi nuo spalio galėsi vėl atsikrausti. Tai va. To, Baugs girtas. Tavo įrankį. Ačiū. Gerai. Stop kadras.